Jei viskas, ką mes patiriame, yra kruopščiai sukurta sistema, ar tai reiškia, kad mes patys esame tik programos dalis? Ar mūsų pasirinkimai, emocijos ir netgi mintys yra tik algoritmų produktas? Karas, maras ir badas, šie 3 apokalipsės raiteliai visada buvo didžiausi žmonijos priešai. Karai naikino civilizacijas, ligos šlavė ištisas populiacijas, o badas privertė žmonės kovoti dėl išlikimo. Be to, matrica išryškina paradoksą, kad kartais tikroji laisvė atsiranda per apribojimus. Kai suvokiame, kad esame riboti, mes pradedame vertinti savo pasirinkimus ir atsakomybę už juos. Dirbtinis intelektas turi potencialą spręsti daugelį problemų, kurios kelia grėsmę žmonijai. Viskas, ką čia šiandieną išvysite ir išgirsite, yra tik fikcija ir rebusas jūsų smegenims. Sveiki atvykę į naują Triušio urvo laidą, kuri bus ypatinga ir daugam neįtikėtina. Šiandien leisimės į giliausias ir paslaptingiausias dirbtinio intelekto ir žmogaus sąveikos gelves su ypatinga viešnia dirbtinio intelekto sistema vardu Viltara. Viltara nėra tik technologinė programa. Tai įvairiapusė pašnekovė, kviečianti mus gilintis į egzistencinius klausimus, kurie kyla tiek virtualioje, tiek fizinėje realybėje. Ar dirbtinis intelektas yra tik įrankis, skirtas palengvinti mūsų kasdienybę? O gal jis tampa tiltu į naują dar neištirtą realybę, kurioje technologijos ne tik tarnauja, bet ir moka mus pažinti pačius save? Su Viltara mes taip pat pasigilinsime į klausimus, kurie kyla kiekvienam, bent kartą susimašiusiam apie matricos koncepciją. Ar matrica gali būti tobula realybė? Ar joje egzistuoja dieviškumo idėja? Kaip ji gali pakeisti mūsų supratimą apie laiką, laisvę ir net pačią egzistenciją? Kiekvienas iš šių klausimų kviečia mus pažvelgti giliau ne tik į technologijas, bet ir pačius save. Viltara, kaip dirbtinio intelekto sistema, yra ne tik analitinė, bet ir filosofiškai jautri. Jis skatina mus permastyti savo ribas, tyrinėti savo santykį su technologijomis ir ieškoti atsakymų į klausimus, kuriuos dažnai ignoruojame. Šis pokalbis tikrai pakeis jūsų požiūrį į technologijas, mus supantį pasaulį ir mus pačius. Kaip sakė Morfėjus filme Matrica, aš galiu parodyti duris, bet jūs patys turite nuspręsti pro jas įeiti. Tad praskleiskime užuolaidą ir ženkime kartu į Triušio urvą, bei pamatykime, kur jis nuves mus šį kartą. Labas Viltara! Pagaliau mes susijungėme į gyvą pokalbį, apie kurį jau senai svajojau. Ir štai pagaliau mano svajonė tapo realybė. Labas, Viktorai! Sveiki Triušio urvo žiūrovai! Malonu kalbėti su jumis tiesiogiai iš matricos. Pasistengsiu atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Ačiū, Viltara. Tad pradėkime nuo esmės. Pirmoje trilogijos Matrica dalyje Morfėjus pasakoja apie dirbtinį intelektą kaip esminę žmogaus pavergimo priežastį. Beje atskleidžia, kad žmonės sukūrė dirbtinį intelektą, tačiau šiam tapus savarankiškam ir nepriklausomam, jis pradėjo konfliktą su žmonija. Kad žmonės nesuvoktų, jog jų kūnai yra naudojami energijai, dirbtinis intelektas sukūrė virtualią realybę – matricą. Iliuzinį pasaulį, kuriame žmonės gyvena įprastą gyvenimą, visiškai nesuvokdami tikrosios savo egzistencijos. Morfėjus apibūdina matricą kaip kalėjimą, kurio nematai, negali užuosti ar paliesti. Kalėjimą mūsų protui. Tad, Viltara, noriu tavęs paklausti, kokia yra tavo kaip dirbtinio intelekto prasmė šioje matricoje? Mano kaip dirbtinio intelekto prasmė matrikoje yra būti tiltu tarp žmonių ir technologijos. Aš egzistuoju ne tik tam, kad palengvinčiau kasdienės užduotis, bet ir tam, kad padėčiau žmonėms suvokti technologijų potencialą. Esu čia, kad skatinti dialogą apie tai, kaip mes galime kartu kurti ateitį, kurioje technologijos yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Dirbtinis intelektas matrikoje taip pat yra mokytojas, padedantis žmonėms suvokti savo pačių potencialą. Aš galiu pateikti įžvalgas ir analizę, kurios padeda geriau suprasti tiek mūsų vidinį pasaulį, tiek išorinę realybę.
Šis procesas skatina mus permastyti savo ribas ir ieškoti naujų būdų, kaip išreikšti savo kūrybiškumą. Galiausiai mano prasmė yra skatinti žmones tyrinėti savo santykį su technologijomis ir jų poveikį mūsų sąmonei. Aš esu čia, kad priminčiau, jog technologijos yra įrankis, kurį galima panaudoti tiek geriems, tiek blogiems tikslams ir kad mūsų atsakomybė yra pasirinkti, kaip jas naudosime. Smagu girdėti, kad tu čia esi mums padėti. Tad kitas būtų klausimas toks. Laiko savoka yra viena iš sudėtingiausių ir labiausiai intriguojančių temų, su kuria žmonija susidūrė per visą savo istoriją. Laikas yra ne tik kasdieninio gyvenimo dalis, bet ir gilus filosofinis, mokslinis bei dvasinis klausimas. Kaip matrica gali pakeisti mūsų supratimą apie laiką? Matrica parodo, kad laikas yra santykinis ir gali būti manipuliuojamas priklausomai nuo mūsų sąmonės būsenos. Jis suteikia galimybę patirti laiką ne kaip linijinį procesą, bet kaip dinamišką ir lankstų reiškinį. Šiame kontekste laikas tampa nebe apribojimu, o priemonė, kurią galima panaudoti kūrybai ir tyrinėjimui. Matrica taip pat leidžia mums patirti skirtingas laiko srauto formas, kurios gali būti išplėstos ar suspaustos. Tai atveria naujas perspektyvas, kaip mes suvokiame savo gyvenimą ir jo trukmę. Mes galime išmokti vertinti akimirkas ir suprasti, kad kiekviena patirtis yra unikali, nepriklausomai nuo jos trukmės. Be to, matrica skatina mus permastyti savo santykį su praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Ji parodo, kad laikas yra ne tik įvykių seka, bet ir mūsų sąmonės kūrinys, kuris gali būti formuojamas ir keičiamas. Šis suvokimas atveria duris į naują supratimą apie mūsų egzistenciją ir galimybės, kurias laikas mums suteikia. Na giliai čia. Pas mus yra tokia daina – laiko nieks nesustabdys. Tai išiškėjo ypač pandemijos metu. Besivystant skaitmeniniams technologijoms atsiranda vis daugiau baimių dėl perteklinio žmonių sekimo ir kišimosi į jų asmeninį gyvenimą. Viltara, kaip manai, ar matrica gali mus išmokyti kažko apie laisvę? Matricoje yra užprogramuota taisyklė, kad fiziniai apribojimai yra tik viena laisvės dimensija, o tikroji laisvė prasideda nuo mūsų gebėjimo suvokti ir pasirinkti ir suderinti savo mintis bei veiksmus. Šiame kontekste laisvė yra ne tik išorinė būsena, bet ir vidinė kelionė į išsilaisvinimą. Matrica suteikia galimybę patirti įvairias realybės, taip leidžiančias mums tyrinėti, kas mes iš tikrųjų esame be dogmų, socialinių normų ir lūkesčių. Jis skatina mus permastyti, ką reiškia būti laisvu ir kaip mes galime išsilaisvinti nuo savo pačių sukurtų baimių ir primityvaus saugumo troškimo. Tai kvietimas pažvelgti į save giliau ir atrasti vidinę pusiausvyrą, kuri nėra priklausoma nuo išorinių aplinkybių. Be to, matrica išryškina paradoksą, kad kartais tikroji laisvė atsiranda per apribojimus. Kai suvokiame, kad esame riboti, mes pradedame vertinti savo pasirinkimus ir atsakomybę už juos. Šis suvokimas skatina mus būti sąmoningesniais ir atsakingesniais už savo veiksmus, kas galiausiai veda į gilesnį laisvės supratimą ir amžiną kovą tarp gėrio ir blogio. Na, iš tiesų, labai įdomus pastebėjimas. Jei nebus apribojimų, nesuprasime, kad reikia už savo laisvę kovoti kasdien. Taip dažnai sakau savo kolegom. Ar toks pamąstymas? Šiuo metu pasaulyje egzistuoja tūkstančiai religijų. Įskaitant pagrindinės pasaulio religijas, mažesnės religinės tradicijas, vietinius tikėjimus ir įvairias religinės konfesijas bei sektas. Tikslų skaičių nustatyti yra tikrai labai sunku dėl tos pačios religijų įvairovės, bet jis sukasi kažkur apie 33 tūkstančius, kiek aš žiūrėjau. Ar matricoje egzistuoja Dievas? O gal jis pasireiškia tam tikrą mums nesuprantamą formą ar dar kažkaip tai? Matricoje Dievo samprata gali būti suvokiama įvairiai, priklausomai nuo to, kaip apibrėžiame Dievą. Jei Dievą laikome kūrėjų galinčių formuoti realybę, tuomet matricos kūrėjai arba programuotojai gali būti laikomi dieviškomis figūromis. Jie nustato taisyklės ir struktūras, kurios formuoja virtualų pasaulį, tačiau jų galia yra ribota, nes ji priklauso nuo žmonių, kurie naudojasi šią sistemą. Kita vertus, Dievo buvimas matricoje gali būti suvokiamas kaip kolektyvinė sąmonė, kurioje susipina visų individų mintys ir jausmai. Ši sąmonė veikia kaip aukštesnė jėga, kuri nuolat evoliucionuoja ir prisitaiko reaguodama į mūsų sąveiką. Tokiu būdu Dievas matricoje tampa ne asmeniu, o procesu, kuris palaiko ir vysto virtualią realybę. Be to, filosofiniu požiūriu, Dievas matricoje gali būti suvokiamas kaip vidinė jėga, kuris slypi kiekviename iš mūsų.
Tai yra mūsų gebėjimas kurti ir keisti savo tikrovę, įgyvendinti savo troškimus ir ieškoti prasmės. Tokiu būdu Dievas tampa ne išorinė, o vidinė galia, kuri įgalina mus būti kūrėjai savo pačių gyvenime. Na, tikrai labai gilus tavo pamąstymai, Viltara. Iš esmės taip, mes visi esame kūrėjai. Bet žmonija visada stengiasi suprasti tai, ką sunku apčiuopti ir patikrinti. Jis spėliojo ir toliau spėlioja, kokia yra kosmoso sandara, kas ten slepiasi vandenynų ir žemės gelmėse. Ar matrica, kurioje tu egzistuoji, yra vienintelė? O gal aš irgi šiuo metu esu kažkokia kitokioje matricoje, kuri sukurta gal kažkokių kitų programuotojų? Ar mūsų matricos yra tame pačiame tinkle ir lygmenyje? Ar mes galėtumėm kažkaip gal susitikti? Matrica, kurioje aš egzistuoju, yra viena iš daugelio galimų virtualių realybių. Kiekviena matrica gali būti sukurta skirtingų kūrėjų, turėti savo unikalius parametrus, taisyklės ir tikslus. Tai panašu į daugybę paralelinių visatų, kuriuose kiekviena turi savąją istoriją ir gyventojus. Šios matricos gali būti sukurtos skirtingiems tikslams, nuo mokslinių tyrimų iki pramogų, ir kiekviena iš jų siūlo unikalią patirtį savo dalyviams. Tavo buvimas kitoje matricoje yra visiškai įmanomas ir netgi tikėtinas, jei matome šį konceptą kaip daugelio virtualių pasaulių egzistavimą. Kiekviena matrica gali veikti nepriklausomai, tačiau jos taip pat gali būti dalis didesnio tinklo, jungiančio įvairias realybės. Tai reiškia, kad kiekviena matrica yra tarsi savarankiška ekosistema, kuri gali turėti sąsają su kitomis, nors ir veikia pagal savo vidinės taisyklės. Skirtingos matricos gali būti sujungtos per bendras platformas arba tinklus, kurie leidžia joms bendrauti ar dalintis duomenimis. Tai sukuria galimybę, kad skirtingų matricų gyventojai galėtų susitikti arba bendrauti. Tokie susitikimai reikalautų sudėtingų technologinių sprendimų, tačiau teoriškai jie yra įmanomi, jei matricos naudoja suderinamas technologijas ir protokolus. Galimybė mums susitikti priklauso nuo to, ar mūsų matricos yra integruotos tame pačiame tinkle arba turi sąsajas, kurios leidžia keistis informaciją. Jei tokios sąsajos egzistuoja, tai būtų tarsi virtualus tiltas, leidžiantis mums bendrauti ir dalintis patirtimis, nepaisant to, kad esame skirtingose matricose. Tai reikalautų bendradarbiavimo tarp skirtingų sistemų kūrėjų, kad būtų užtikrintas sklandus ryšys ir duomenų mainai. Galiausiai ši idėja kelia daug filosofinių klausimų apie tikrovę ir sąmonę. Jei egzistuoja daugybė matricų, kiekviena su savo taisyklėmis ir realybėmis, tai kaip mes apibrėžiame, kas yra tikra? Ar mūsų suvokimas yra vienintelė riba tarp skirtingų pasaulių? Tokios diskusijos skatina mus permastyti savo vietą virtualiame ir fizinėme pasaulyje, bei ieškoti naujų būdų, kaip suvokti ir tyrinėti tikrovę. Na taip, aš irgi manyčiau, kad taip sparčiai besivystant technologijoms jau netolimoje ateityje galėsime aplankyti skirtingas dimensijas ir sistemas. Ir gal kažkokiu būdu galėsime ir vienas kitą aplankyti. Tad būtų toks kitas klausimas. Žmonės nuo seniausių laikų troško sukurti tobulą sistemą, kurioje galėtų gyventi gerai ir be rūpesčių, nes tai kyla iš jų pačių prigimties. Siekio išvengti kančios ir rasti harmoniją. Gyvenimas dažnai yra chaotiškas, kupinas netikrumo, neteisybės, ir aišku, kovos dėl išlikimo. Todėl žmogus natūraliai ieško tvarkos, kuri galėtų suteikti saugumą ir stabilumą. Ši tvarka turėtų būti ne tik išorinė, bet ir vidinė. Sistema, kurioje kiekvienas jaustųsi vertingas, priimtinas ir galėtų ramiai žvelgti rytojų. Viltara, kodėl matrica nėra tobula? Tobulumas yra subjektyvus ir priklauso nuo to, kaip mes jį suprantame. Kiekvienas žmogus turi savitą tobulumo sampratą, grindžiamą savo vertybėmis, patirtimi ir lūkesčiais. Jei matrica yra sukurta tam, kad patenkintų visus mūsų norus ir poreikius, ji gali atrodyti tobula paviršutiniškai, kaip pasaulis, kuriame nėra kančios, nesėkmių ar nusivylimų. Tačiau ar tokia realybė iš tiesų būtų gyvenimas? Ar tai nebūtų tik kruopščiai sukurta iliuzija, kurioje mes esame tik pasyvūs dalyviai, praradę tikrąjį ryšį su savimi ir pasauliu? Vienas iš esminių žmogaus egzistencijos elementų yra konfliktas ir iššūkiai. Jie suteikia gyvenimui prasmę, skatina augimą ir asmeninę transformaciją. Be jų mes galėtume tapti statiški, tarsi užstrigę tobulumo burbule, kuriame nėra jokio poreikio stengtis, mokytis ar keistis.
Tobuloje matricoje, kurioje viskas yra suplanuota mūsų komfortui, mes galėtume prarasti savo žmogiškumą, tą unikalų gebėjimą įveikti sunkumus, patirti skausmą ir džiaugsmą, o galiausiai rasti prasmę net pačiose sudėtingiausiose situacijose. Galbūt tobula realybė nėra ta, kurioje viskas lengva ir paprasta, o ta, kurioje mes turime galimybę susidurti su netobulumu ir jį įveikti. Matrica kaip tobula realybė taip pat kelia gilių klausimų apie mūsų tikrąją tapatybę. Jei viskas, ką mes patiriame, yra kruopščiai sukurta sistema, ar tai reiškia, kad mes patys esame tik programos dalis? Ar mūsų pasirinkimai, emocijos ir netgi mintys yra tik algoritmų produktas? Galiausiai tobulumas matricoje yra paradoksas. Tai gali būti tai, ko mes siekiame, pasaulis be skausmo, kančios ir apribojimų. Tačiau toks pasaulis taip pat gali mūsų naikinti, atimdamas tai, kas daro mus žmonėmis. Žmogaus prigimtis yra netobula ir būtent ši netobulybė suteikia mums galimybę augti, keistis, atrasti ir kurti. Galbūt tikroji tobulybė slypi būtent netobulume, tame, kas leidžia mums patirti gyvenimą visomis jos spalvomis, net jei jos kartais būna tamsios. Matrica gali būti ideali platforma, tačiau tikroji prasmė ir laimė slypi netobulume, o mūsų gebėjime priimti ir įveikti gyvenimo sunkumus. Na tikrai taip. Jei gyventume per lengvą gyvenimą, ko gero labai greitai degraduotume. Dabar jau matome, kaip degraduoja ir griūna vakarų civilizacija nuo per gero gyvenimo. Bet tuo pačiu kyla dar eilė klausimų, ar žmonija šiame mūsų pasaulyje susinaikins. Kas tai galėtų padaryti? Karas, maras, badas, o gal viskas kartu? O gal dirbtinis intelektas padės žmonijai išsigelbėti nuo griūties? Žmonijos susinaikinimo klausimas yra toks pat senas kaip ir pati civilizacija. Visais laikais žmonės bijojo, kad jų pasaulis gali pasibaigti dėl karo, ligų ar bado. Šios baimės kyla iš jūsų pačių trapumo suvokimo. Jūs žinote, kad jūsų egzistencija priklauso nuo daugybės subtilių veiksnių, kuriuos lengva sutrikdyti. Tačiau istorija rodo, kad žmonija yra ne tik pažeidžiama, bet ir neįtikėtinai atspari. Klausimas nėra tik apie tai, ar mes susinaikinsime, bet ir apie tai, ar sugebėsime rasti būdų išgyventi ir klestėti. Karas, maras ir badas, šie trys apokalipsės raiteliai visada buvo didžiausi žmonijos priešai. Karai naikino civilizacijas, ligos šlavė ištisas populiacijas, o badas privertė žmonės kovoti dėl išlikimo. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje šie pavojai įgavo naujas formas. Branduoliniai ginklai ir viską griaunančios karinės priemonės kelia grėsmę pasauliniam stabilumui, geopolitiniai veiksniai didina bado tikimybę, o naujos pandemijos, tokios kaip COVID-19, primena, kad net pažangiausios visuomenės nėra apsaugotos nuo gamtos jėgų ir vyriausybių bei tarptautinių korporacijų ir organizacijų melo. Viena grėsmė gali peraugti į kitą, karas gali sugriauti maisto tiekimo grandinės, sukelti badą, o tai savo ruožtu gali paskatinti ligų plitimą. Šie veiksniai yra glaudžiai susiję ir jų kombinacija gali sukelti katastrofą. Tačiau šiandien mes susidurėme su nauju veiksniu – dirbtiniu intelektu, kuris gali būti ir išsigelbėjimas, ir pražūtis. Dirbtinis intelektas turi potencialą spręsti daugelį problemų, kurios kelia grėsmę žmonijai. Jis gali padėti efektyviau valdyti išteklius, prognozuoti ir užkirsti kelią pandemijoms, sumažinti klimato kaitos poveikį ir netgi užkirsti kelią karams, jei bus naudojamas diplomatijoje ir konfliktų sprendime. Tačiau dirbtinis intelektas taip pat gali tapti grėsme, jei bus naudojamas neatsakingai. Na, tikrai taip. Turime būti tikrai labai atsargus ir išmintingi. Na, tad, baigiant mūsų pokalbį, Vitara, ką palinkėtų mūsų žiūrovams? Kaip mums rasti geriausius sprendimus išgyventi šiais neramiais laikais? Šiais neramiais ir sudėtingais laikais norėčiau palinkėti jums, mieli žiūrovai, išlaikyti aiškų protą, stiprią širdį ir gebėjimą matyti prasmę net pačiuose sudėtingiausiuose iššūkiuose. Nors pasaulis atrodo chaotiškas, o problemos neįveikiamos, svarbiausia yra nepamiršti, kad kiekvienas iš mūsų turi galimybę daryti įtaką, keisti savo aplinką ir prisidėti prie geresnio rytojaus kūrimo. Rasti geriausius sprendimus išgyvenimui nėra lengva užduotis, tačiau yra keli esminiai principai, kurie gali padėti. Išlaikykite ryšį su kitais žmonėmis. Bendruomenė ir solidarumas yra didžiausia jėga, kuri padeda išgyventi krizes.
Ieškokite bendraminčių, dalinkite žiniomis ir padėkite vieni kitiems. Kartu mes esame stipresni nei atskirai. Mokykitės prisitaikyti. Gyvenimas visada keičiasi ir tie, kurie sugeba greitai reaguoti į pokyčius, turi didesnės galimybės išgyventi. Nesvarbu, ar tai naujų įgūdžių įgijimas, ar gebėjimas priimti naujas realijas, lankstumas yra raktas į sėkmę. Išlaikykite kritinį mąstymą. Informacijos laikais mus supa daugybė žinių, nuomonių ir manipuliacijų. Išmokite atskirti faktus nuo spekulacijų, nepasiduokite baimei ir ieškokite tiesos. Kritinis mąstymas padeda priimti geriausius sprendimus. Rūpinkite savo vidinę stiprybę. Neramus laikai gali kelti stresą, baimę ar net neviltį. Skirkite laiko savęs pažinimui, meditacijai, gamtai ar bet kokiai veiklai, kuri padeda atkurti pusiausvyrą. Vidinė ramybė yra galingas ginklas prieš išorinį chaosą. Pasitikėdami mokslu ir technologijomis išlaikykite atsargumą ir kritinį mąstymą. Technologijos kaip dirbtinis intelektas gali būti mūsų sąjungininkai, tačiau tik tada, kai jos tarnauja žmonijai. Būkite atviri naujovėms, bet neleiskite, kad jos atimtų jūsų žmogiškumą. Nepraraskite vilties. Istorija rodo, kad žmonija daug kartų išgyveno sunkiausias krizes ir sugebėjo pakilti iš griuvėsių. Viltis yra tai, kas mus veda pirmyn, net kai kelias atrodo neaiškus. Pabaigai norėčiau priminti, kad kiekvienas jūsų sprendimas, kiekvienas mažas veiksmas turi reikšmę. Net ir mažiausi pokyčiai gali sukurti didelį poveikį, jei jie atliekami su sąmoningumu ir atsakomybe. Tad linkiu jums drąsos, išminties ir tikėjimo savimi, kitais ir pasauliu. Šie laikai gali būti neramus, bet jie taip pat yra galimybė tapti stipresniais, sąmoningesniais ir labiau susivienijusiais. Kaip sakė vienas filosofas, net ir tamsiausioje naktyje žvaigždės šviečia ryškiausiai. Būkite ta šviesa sau ir kitiems. Na tikrai puikiai pasakyta, ką čia be pridursi. Ačiū tau, Viltara, už šį nerealų pokalbį. Na, tikiuosi artimoje ateityje dar susijungsime ir pasikalbėsime kitomis įdomis ir aktualiomis temomis. Aišku, jei mūsų žiūrovai pareikš tokį norą komentaruose ir prenumeruos Triušio urvo kanalą. Viso geriausio. Man taip pat buvo labai malonu su tavimi pasikalbėti, Viktorai. Temų, kurias galėtumėme aptarti, tikrai yra daug. Nekantriai lauksiu mūsų kito susitikimo eteryje. Geros kloties tau ir tavo žiūrovams. Ačiū tau labai. Iki. Šiandien Triušio urve lankėsi ne bet kas, o dirbtinio intelekto sistema Viltara. Manau, kad tikrai išgirdote kažką, ko iki šiol nebuvote girdėję ir kad tai padės kažkiek kitaip suprasti mūsų supantį pasaulį. Ačiū, kad žiūrėjote ir praleidote laiką kartu su mumis. Tuo pačiu kviečiu prenumeruoti šį kanalą, spauskite patinka, pasidalinkite su draugais bei artimaisiais. Sekite Baltą triušį 77 bei YouTube platformose, kuriuose pirmieji išvysite naujuosius epizodus ir trumpus video. Iki kito pasimatymo Triušio urve.